Sveiki! Šiandieną norime Jums papasakoti apie dvi disciplinas - apie projektų ir procesų valdymą. Esame Dainora ir Violeta, lektorės iš Consulting Bees. Abi esame sukaupę bendros patirties daugiau nei 20 metų tiek projektinėme, tiek procesinėme valdyme. Projektų valdymas remiasi trimis pagrindiniais elementais - laiko, kaštų ir apimčių suvaldymu. Vieną kartą, vienai užduočiai, vienam projektui. Procesų valdymas tuo tarpu - tai nuolatinių veiksmų seka, kuri kartojama skirtingų dažnumų. Įmonės kelionė prasideda nuo misijos ir vizijos. Tada atsiranda ir 3-5 metų veiklos planai, o veikloje veikia procesai ir projektai. Procesai tokie kaip pavyzdžiui paslaugos teikimas, produkto gamyba, ataskaitų rengimas arba planavimas. O projektų pavyzdžiai galėtų būti verslo valdymo sistemos diegimas, naujos gamybos linijos diegimas arba naujo produkto kūrimas. Ši matrica puikiai atvaizduoja skirtumus tarp procesų ir projektų. Procesai yra ten, kur žinome reikalavimus ir technologijas, o projektai yra sudėtingesni. Dažnai tenka atrasti, ką ir kaip turime padaryti. Dabar apie kiekvieną discipliną trumpai. Projektas tai tam tikrų laikinų pastangų vienkartinių veiksmų seka, siekiant sukurti unikalų produktą, paslaugą arba rezultatą. Projektai turi tam tikrus išskirtinius savo bruožus. Visų pirma, tai yra laikina veikla, ji yra orientuojama į unikalų tikslą, į jo pasiekimą, ji turi labai aiškią pradžią ir pabaigą ir baigtinius išteklius. Ir geram projektų valdymui reikia žinių, įgūdžių, metodų, instrumentų, na ir žinoma intuicijos. Turbūt esate pažįstami su geležiniu trikampiu projektų valdyme. Jis teigia, kad yra 3 pagrindiniai elementai, kurie nulemia projekto kokybę, tai yra laikas, apimtis ir kaštai. Šis trikampis laikomas geležiniu, todėl kad didinant vieną kintamąjį, keis visos kraštinės proporcingai, keisis visos kraštinės. Dažniausiai visi akcentuoja kaštus ir stebi kaštus, bet esmė yra tvarkaraštis ir rizikos. Jei viskas vyksta pagal planą ir pagal numatytą tvarkaraštį, reiškia rizikos yra teisingai įvertinamos ir suvaldomos. Nuokrypiai apimtims, kaštams ir kokybei yra mažai tikėtini. Kaštų ir apimčių rodikliai naudojami kaip pasitikrinimo rodikliai. Taigi, kaip suvaldyti visus šiuos geležinio trikampio kriterijus? Dirbant su įmonėm ir mokymuose mes remiamės algoritmu, kuris apjungia tiek klasikinį, tiek lankstų vadinamą agile projektų valdymą. Ši sistema projektų valdymui suteikia labai aiškų mėnesio, savaitės ir dienos ritmą, o šis ritmas padeda suvaldyti tiek planavimo veiklas, tiek ir užduočių atlikimą. Rizikų valdymas yra nepaprastai svarbi projektų valdymo tema. Mes įprastai puikiai žinome, kaip mums atlikti savo darbus. Bet visas menas projektų valdyme yra vertinti ir prognozuoti nuspėjamas rizikas, o dar svarbiau pasiruošti nenumatytiems atvejams. Dėl to projektų valdyme svarbu suprasti, kaip dirbti su skirtingomis rizikomis. Reikia suprasti, kaip mes galime sugrupuoti savo rizikas ir kokią strategiją galime parinkti kiekvienai. Ar tai bus rizikos eskalavimas, jos toleravimas, ar imsimės veiksmų rizikai mažinti, eliminuoti, o gal galime riziką tiesiog perkelti trečiajai šaliai, pavyzdžiui, kaip draudimas. Dar viena tema, kurią norisi akcentuoti, tai komunikacijos svarba arba suinteresuotųjų šalių valdymas. Kaip bendraujame su projekto komanda, kaip su užsakovu, rangovais, trečiosiomis šalimis. Optimali komunikacija padeda įvertinti, kad skirtingais projekto etapais suinteresuotoms šalims gali reikti skirtingo priėjimo. Projektų vadovui ypatingai svarbu užtikrinti, kad kiekvienas suprastų savo rolę, būtų pastebėtas ir išgirstas. Reikia žinoti tinkamus ir netinkamus komunikavimo būdus, planuoti reikiamą komunikaciją ir esant poreikiu ją keisti, tiek turinį, tiek pateikimo būdą, dažnumą ar toną. Trumpai apie procesų valdymą. Procesas tai veiksmai, kuriuos atliekame, kad pasiektume norimą rezultatą. Procesas transformuoja įvestį, idėją, žaliavas, pusgaminius, informaciją ar klausimus į rezultatą - prekes, paslaugas, sprendimus. Procesas praktiškai niekada nebūna pats savo vienas. Vieno proceso pabaiga būna kito proceso pradžioje ar toje pačioje organizacijoje, skyriuje ar jau kituose. Pasaulyje procesų valdymo branda yra matuojama ir vertinama.
Ir įmonės galima suskirstyti pagal tai, kaip valdoma dauguma jos procesų. Tas įmonės galim suklasifikuoti nuo pradedančiųjų iki pažangių. Viskas prasideda nuo to, kad nuliniame lygmenyje mes sakom, procesai dar net neegzistuoja, jų net neturime. Pirmame brandos lygyje procesai jau yra inicijuoti, jie nutinka, bet nutinka chaotiškai. Antrame brandos lygyje jau atkartojami ir intuityvūs procesai veikia. Trečiame brandos lygyje procesai yra apibrėžiami, jie jau remiasi standartais, bet kokybę vis dar sunku prognozuoti. Ketvirtame lygmenyje atsiranda dėmesys kokybei, nes procesas yra stebimas ir matuojamas. Ir galiausiai penktas lygis kalba apie nuolatinį procesų tobulinimą. Ir įmonėms svarbu suprasti, kad tik trečias, penktas lygis įgalina valdymą be hands-on, be tokio nuolatinio kišimosi į procesus ir nuolatinio monitorinimo tų procesų. Procesiniame valdyme viskas prasideda nuo to, kad procesą reikia identifikuoti ir priskirti jam šeimininką. Tada procesą aprašome, vizualizuojame, matuojame ir pradedame nuolat tobulinti. Labai svarbu susitarti, ką laikysime savo proceso pradžia ir ką laikysime jo pabaigą. Taip atrodo visas procesinio valdymo diegimas įmonėse. Viskas prasideda nuo strategijos ir tikslų išgryninimo. Tada turime pasiruošti, tai yra susitarti, kaip atrodys mūsų procesų žemėlapis, kur juos saugosime. Tada nustatome procesų esamą ir būsimą situacijas ir nuolat juos tobuliname. Nuolatinis tobulinimas ir yra procesinio valdymo siekiamybė. Kaskart siekiame dirbti vis kokybiškiau, vis greičiau, vis geriau, naudojant tuos pačius išteklius pasiekti vis geresnius rezultatus. Čia galite matyti projektų valdymo ir procesų valdymo mokymų turinį. Galbūt kažkuri tema jūs sudomino ir norėsite ją pažinti giliau. Lauksime susitinkant. Iki. Iki.